Sveiki, noriu prisistatyti, esu Oksana, buvau pažadėjusi padaryti laivą, esu medikas ir buvau žiūrintis visą laiką pro rožinius akinius, bet kadangi turiu sukūrusi privačią grupę, tai galite pasiieškoti mane ir kuri vadinasi Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius. Ten yra šiek tiek naudingos informacijos žmonėm, kurie yra nebeingi savo ir savo sveikatai. Ką galiu pasakyti? Iš tikrųjų, be galo visų pasilgau. Net lietui lyjant turėjau padėlioti planus kitaip, bet ta tema yra tokia aktuali. Ar toks ir buvo tos temos pavadinimas šiandieną, ar tau kvepia ruduo? Ar susimąstėte kada? Jeigu kas nors žiūrite iš mano draugų, parašykite, ar girdisi. Bet tikiuosi, kad girdisi. Tai vat, ar tau kvepia ruduo? Ar galėtumai pasakyti, ar jis tau kvepia? Temos pavadinimas kilo, kada pradėjau dairytis, kad labai dideli tokie šuoliai saulės, lietaus, žmonės sloguoja, virškinimo problemos po vasaros, ruduo, išsiderinimai, tamsus periodas, depresija, imunitetas turi persikrauti, kaip jį perkrauti, kaip mums sutrinka ir kraujotaka šiek tiek, kada jau būna šaltesnis periodas ir tas kraujotakos mūsų padavimas yra šiek tiek kitoks, apsunkintas, dėl ko tie kraujospūdžiai, ką čia reiktų daryti. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad šiais laikais yra labai daug atsparumo žmonėm kišama per prievartą visokių pagalbininkų, kurie kitą kartą dar daugiau užderina, negu kad padeda. Tai pakelti atsparumui, kada mes kalbame apie, tiesiog miške erkės, ar ne, visokie užkratai, žarnynas, grybeliai, ir daugelis kitų tokių mum ir emocijų šokinėjimas. Tiesiog mes pasimetam tarp visko, nes visko yra labai daug. Kadangi aš esu pati daug ką perėjusi per save, tai esu atsirinkusi be galo gerą produkciją, kurią vartoju. Ir paskutinės savaitės nieko daug nekeičiant savo gyvenime, žinokite, galiu pasakyti, tik pasirinkau 3 produktus, norėjau juos išbandyti pati, jie yra labai aktualūs rudeniui ir žinokit, net nustebau, važiuodama šeštadienį į vieną tokį pakviestą draugų ratą, norėdama apsirengti šiltesnius drabužius, aš nesupratau, kaip man jie tiesiog laisvi pasidarė. Tai grįžusi pasisvėriau, naudodama 3 komponentus, aš numečiau per 7 dienas minus 3 kg 700, sau nepakenkiant. Svoris turi kristi sveikai, o ne kažkaip kitaip. Tai apie tai dar. Ir pavyzdžiui, kada mes sutinkame vienas kitą, žmonės kalbame vienas kitam, norime padėti, patarti, dažniausiai kas matosi išoriai, tai aišku matosi, ką mes valgom, kokioje aplinkoje mes būnam, kokie mūsų darbai, ar grynam ore dažnai būnam, ar ne, tai tiesiog matosi ant mūsų išoriškai. Bet jeigu mes giliau pagalvotumėm, tai kas nesimato giliau, tai yra ir baisiausia. Tas, kas matosi išoriai, tau gali pasakyti ir kaimynas, ir draugas, ir tavo artimas žmogus, arba šeimos narys, kad kažkas su tavim negerai, bet tiesiog mes tą neignoruojam, mes paimam ir susitvarkom. Bet kada mums siunčia organizmas signalą iš vidaus, mes ignoruojam, mes nereaguojam į tai. O tai yra pats svarbiausias, kur mes turėtumėm tiesiog sureaguoti, ką sako mūsų kūnas iš vidaus. Tai tas labai yra svarbus toksai kriterijus, kad mokėti apie save apsigraibyti. Va šitaip. Taip noriu pasakyti. Nebūkim pasimetę,
Negalvokime, kad išorė yra svarbiau negu vidus, tai kitą kartą būna tokia optinė apgaulė, gerai, kartais galima ten nuotaikai pakel dar kažką ten pasigražinti, bet jeigu tu jau jauti, kad viduj kažkas negerai, streikuoja tau žarnynas, tu atsikeli ryte be jėgų, tiesiog neužtenka tau energijos ištempti visą šitą dieną, ką tu bevalgytum, tau tiesiog atrodo puvimo procesas viduj, tu jautiesi visas prikimštas, sustojęs, tau nekrenta svoris, tu matai, kad tavo žarnyno gerosios bakterijos, jos kažkur tai dingsta, nors ką tu tenai bedarytumė, jos atrodo nebegrįžta į save. Labai daug grybelinių susirgymų yra ir tiesiog ir nagučiai grybeliai, ir tas mūsų organizme helmentai, kirmeliukai vadinami ir grybelio sukėlėjai. Į viską mes tikrai turime reaguoti. Aš apie tai šiandieną noriu pakalbėti. Ir turiu tikrai 3 labai gerus produktus. Negaliu nutilėti, noriu ir kad tu būtumei laimingas, žvalus, energingas, išsivalęs ir susistiprinęs savo organizmą. O jeigu tau tai atrodys sudėtinga, tu gali parašyti netgi man. Aš dabar parodysiu šitos 3 stebuklingus produktus. Tie produktai yra sertifikuoti, kompanija yra tikrai labai patikrinta, išleidžia produkciją. Aš turėjau galimybės per tiek metų ir dirbdama ir save kažkaip tai neprisižiūrėjau anksčiau tiek, nes galvojau, kad tikras medikas, tai aš čia turiu viską, greitas rezultatas, tabletės sušovė ir viskas. Ne. Tiek, žinokit, teko nuliūdėti, kad kol save susirinkau, prireikė tikrai ne tik mano žinių, ką aš turiu, bet prireikė ir labai daug tokios disciplinos atsirinkti, kas veikia, faktą, mokslo, kas patvirtinta. Aš labai draugauju iš tikrųjų su mokslu, nes savo nebežadu pakenkti, jau tikrai nebenoriu, o tuo labiau jum. Tai dabar rodau jums stebuklingus 3 produktus, kurie yra su manim kiekvieną dieną, o jau ką bekalbėti rudenį, ir aš su jais tiesiog susigyvenau tiek, kad dar ir įvedus kompanijai naują produktą, kada aš jį pridėjau šalia, gavosi 3 pagrindiniai mano, tai paskutinis rezultatas buvo, kad per 7 paras tiesiog susitvarkė svoris, atsikeliu energinga, laiminga, ir jis nukrito nieko net nedarant, galiu pasakyti. Tikrai tiesiog tą patį darai, bet visiškai kitokia energija, kada yra išvalytas organizmas. Tai įvestas naujas produktas Fiberis ir aš jums dabar rodau tą savo paslaptį, kur norėčiau tiesiog teisingai apie jį pakalbėti jums, apie kiekvieną atskirai. Tai pirmą mes turime, jeigu matote, tai yra česnako tabletytės, jos yra labai ypatingos, jose yra rozmarinas, jis yra kaip dezinfektantas, labai sutvarko kraujotaką, pasėja žarnyne gerasias bakterijas, sutvarko mūsų tokį išsiderinusi, kaip pastoviai valgyt, neaišku, ko aš čia noriu, visas esu sustingęs. Ir tai tas česnakas vadinamas, jis yra ne vien čia česnakas. Jis turi tokius stiprius eterinius aliejus, kurie išsilaiko daug ilgiau ir jie yra prakaite, mes net eidami į pirtį juos išprakaituojam ir tikrai jaučiasi šiek tiek tas kvapas. Ir miške, erkės netgi jo bijo. Ir dabar skaičiau spaudoj, kad yra erkių netgi skraidančių, kur mums tikrai yra didelė rizika rudenį ir pakelti atsparumui, sutvarkyti grybelinius susirgymus. Tai yra numeris 1 prieš visus parazitus, kurie mus puola. Tai turėkime tokią nekaltą apsaugą ir tai yra tikrai, kaip kiti gal negali to gryno česnako valgyti, jisai ir kvapą gal turi ir viską. Čia yra jos aptrauktos labai lengva, tokiu dangalu labai lengvu, paprastai labai lengvai ryjasi ir tiesiog kažkas tai ypatingo yra. Jos yra labai veiksmingos.
Kitas produktas, tai yra mūsų visų, manau, žinomas, tai yra, matosi, gal nesimato, nežinau, vitaminas, va dabar, vitaminas D, jis yra labai natūralus. O kadangi mes, kada turime trūkumą vitamino D, mes esame nervuoti, mes turime cholesterolius, ypatingai žmonės, kurie galbūt nesusimasto, kad neturi galbūt tulžies pūslės ar ne kūne. Ir jeigu mes to neturime, kaip aš sakau, kad iš tulžies pūslės, tulžies latakais persineštų fermentai, mums reikalinga, kad jie nueitų mums į kepenis, nes kepenys yra mūsų laboratorija. Ir jeigu tie fermentai nenueina į kepenis, mūsų kepenys negamina vitamino D2 ir vitamino D3 ir vitamino D2. Tai yra be galo svarbu. Nesusitvarkę mes su vitaminu D, mes nieko daug, žinokite, nenuveiksime. Mes apsisuks ratas ir vėl grįšime prie to pačio. Ir dar ką galiu pasakyti, kalcis, kurį mes galvojame, kad valgom ir jis mums turi padėti, dėja, žinokite, kalcis be vitamino D, jis nepasisavina netgi. Tai įsivaizduojat, ant kiek tai yra svarbu. Ir menopauzėje, ir visur prie mūsų visų depresinių tokių nuotaikų, ir prie viršsvario, ir prie pakilusio cholesterolio. Tai čia yra numeris 1 šluota. Šluota numeris 1, šluokim save. Ir dabar norėčiau užbaigti su pačiu nuostabiausiu produktu. Jis yra visiškai naujovė kompanijos. Tai yra šitas dalykas, fiberis. Fiberis, liaudiškai kalbant, yra skaidulos. Jos yra labai mums reikalingos, kadangi mes europiečiai tikrai jų suvartojame labai nedaug. O nuo mūsų problemų žarnyne pasidaro labai daug kitų problemų visam organizme. Tai ką apie tai norėčiau pasakyti? Tai sutvarko mum ir gliukozės kiekį kraujyje. Gali vartoti žmonės turintys diabetą. Taip pat padeda išvalyti kepenis. Netiesiogiai, kad kepenis išvalyti, bet jie prisideda prie tam tikrų skaldymo procesų. Duoda labai lengvą tokį sotumo, pilnumo jausmą. Aš tiesiog atsikeliu ryte, aš tiesiog pasibučiuoju su jom. Pasibučiuoju ir toliau važiuoju. Aš geriu po 3-4 ant karto, nors čia rašo mažiau, bet aš žinau pati, kad mes turime labai didelį, ilgą ir plonąjį, ir storąjį žarnyną, ir viso, ko ten daug, ten yra, mes tikrai turime jį išvalyti, netgi ne tik, kad mes jaustumėm sotumo jausmą. Ir tiesiog prieš kiekvieną maitinimą, kaip aš užgeriu su 1,5 bėgstiklinės vandenio, tai man neužtrunka tikrai nei kažkokio laiko daug, man 4 kartai aš kažkur tai maitinuosi. Tai tiesiog ir prieš kiekvieną tą maitinimą aš jas suvalgau po 4, po 3 kitą kartą. Ir žinokite, praėjo 7 dienos ir aš numečiau 3 kg 700 gramų. Aš tą negaliu nustoti kartoti, nes man visko tiek daug ir judant, ir aktyvėsiu, kad atrodo taip jaustis gerai. Ir kas čia įvyko, aš galiu tik tiek pasakyti. Didelis ačiū, kad aš taip susidėliojau, kad ruduo manęs tikrai negąsdina, mokėjau susirinkti ir už tai labai norėjau šiandieną su jumis tą pasidalinti tiesiog. Ir kada šitos skaidulos yra vartojamos pastoviai, tiesiog netgi žarnynas pradeda daryti visus reikiamus taisyklingus švytuoklinius judesius. Nes mūsų žarnynas tai nėra kaip tuščias, kaip kitiem, kad atrodo, arba ten oro pilna. Ne, jisai turi šerelius, plaukelius, kurie išaugina gerasias bakterijas, jos turi išskalauti, kaip aš sakau, išbanguoti gražiai, taip kaip tas jūros gyvūnas kašalotas sunkia tą vandenį, ošia, košia. Tai mūsų žarnynas jis irgi turi viską išbanguoti, iškošti, kaip aš sakau, su tom gerosiam išaugintom bakterijom. Ir, ką,
Tai kada tą rudenį pagalvoja, ar tau kvepia ruduo, tai į tai įeina tikrai labai daug. Kitas praradęs uoslę galbūt, neatstatęs kraujotaką, jisai tiesiog yra depresuotas, nenori eiti į lauką. Kitam žiūrėk, arba viduriai užkietėja, arba kažkoks viduriavimas, disbakteriozė, dar kažkas tai. Nes yra toks metas, pilna daržovių buvo vasara, mes ten saulytėj kepinomės visi, valgėm daug, darėm, ko norėjom, o dabar atėjo taip staiga ruduo ir tas organizmas tiesiog jisai nebespėja, mes turime jam tiesiog padėti. Ir aišku, neužtenka vien maistą atsirinkti, ką mes valgome. Tai yra labai paprastas būdas, netgi su tom skaidulom, padėti savo, pasipildyti maisto racioną, nes tai ir yra maistinės medžiagos. Prie viso šito, ką mes gero sau darome, tai mes dar padarykime plus pagalbą tokią ir grožiui, ir sveikatai, ir ramybei. Pridėkime dar tų maistinių medžiagų. Ir mes tada būsime stipri ir gražus. Ir nereikės bijoti mums spaudoj, kiek visko rašo apie skraidančias erkes, kokios jos dabar pasidarė, ne tik kad miškuose ir skraido, ir tas eterinis aliejus, jeigu jūs pjausto česnaką, jūs matote, ten tiesiog limpa prie rankų tie aliejukai, nes jie yra tikrai labai koncentruoti. Ir žmonės, kurie tikrai mato ryte, pavyzdžiui, aš daug ką dabar sutinku, klausia manęs, kas atsitiko, nes suprantu, pradėjo organizmą valyti, man ir liežuvis baltas jau, kuris buvo apsinešęs nebe baltas, man jau išsigamino ir skonio receptoriai, ir aš nebejaučiu kartumo ryte atsikėlęs, mano pilvas kažkoks lengvas, aš nesu tokia išsiderinusi, kad valgyti, kimšti, bet ko aš jaučiuosi soti. Tiesiog tai yra kažkas tai tokio. Tai jeigu jūs norėtumėte išsivalyti ir susistiprinti, aš esu su jumis. Palaikysiu tikrai kiekvieną, kreipkitės pas mane, nes yra gerų dalykų, žinokite, su kuriais visą laiką yra malonu tiesiog pasidalinti. Ir taip kaip aš pati, kad jaučiuosi, aš tiesiog kiekvienam linkiu taip jaustis, nebijoti savo kažkokio tai amžiaus, kažkokio tai ekstra kilogramo. Nieko nereikia bijoti, nes mes viską galime pakeisti, čia ir dabar. Tiesiog pridėti, pakeisti ir pasitarti, pasikalbėti. Tai jeigu šiandieną galėjau kažkuom tai aš jums padėti, tokiais eiliniais paprastais gal pasipasakojimais, tai esu tikrai labai laiminga, jums esu be galo dėkinga, nes matau, kad esu reikalinga ir sukūriau savo privatų grupės puslapį, kuris vadinasi Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius. Ten susipažinsite daugiau, galėsite pažinti mane. Ten yra įkelta keletas gerų video apie limfą, apie mano kelią, kodėl aš einu dabar tuo keliu. Ir tiesiog žinau, ką siūlau, žinau, nuo ko pati pasveikau ir žinau, kad tu turi būti čia su manim. Ir dėl to yra verta. Tai kągi, bėkite tvarkyti savo nebaigtų darbelių. Nepamirškite žiūrėti vien į veidrodį, bet pažiūrėkite kitą kartą į vidų, ką siunčia jums jūsų organizmo visa funkcija, kokia jinai yra, ką jinai jums siunčia, nebūkite abejingi jai. Nes tas, kas yra užslėpta, tai yra ir visą laiką baisiausia. Tas, kas dar yra matoma, tai dar lengviau patvarkyti yra, bet kas jau yra viduj nukentėję, ten neignoruokite siunčiamus jum organizmo signalus. Tam yra tikrai ir daug galimybių būti sveikesniam, gyventi kitaip, užsinorėti kažko tai daugiau. Tai yra didelė laimė pažinti save ir apie tai pakalbėti, kad kažkas gal turėjo šiandien tai išgirsti. Ir atsirasti, žvilgsnis su manimi. Tai linkiu jums sėkmės, labai esu laiminga, kad galiu kalbėti apie tai ir jeigu kažko tai jum prireiktų, tai visą laiką parašyk tiesiog man.
aš visą laiką atsakysiu ir žinau, kad noriu padėti ir žinau, kad galiu padėti. Tai vat, iki sekančio laivo. Sugalvokite temą, gal kažkam kils idėjų, aš būtinai apie tai irgi pagalvosiu, mes galėsime tiesiog kartu viską pasidalinti. Iki.